Labas liaudis. Atvarėm varstys laukų. Saulėta faina savaitgalė diena. Čia va matos, kur nebuvo berta. O čia va kur berta jau. Laukai šlapoki. Šlapok. Nu, šis pavasaris kitoks. Tai pas mus neprisniga, bet kitur prisniga. O kai kitur prisniga ir mes gavom to pačią sniegą, tai yra, kuris ištirpo, tapo vandeniu. Viskas pas mūsų grįžo. Atvažiavo tiksliau. Turim trąšas ir turim krautuvą atvažiuojantį. Toliau. Gražus kviečiai, karočiai. Ne, nesąmonė tai varstyti. Na va, vieną lauką jau įveikėm. Varom prie kitų. Dar aišku, ryte begraudams vieną maišą pradūriau. Tai teka kišti didmaišį. Nu, šiandien sekmadienį negali dirbti. Neįsiseka padaryti realiai. Gerai, greis dar slėkiu 18, man atrodo, 18-19 km per valandą. Tai einasi, jau skaityk, išbarstėm. O jau patrešim 3 laukus. Per 1,5 valandos, man atrodo. Kažkas panašaus. Gal, nu jo, 1,5. Jau baigės varstymai. Kiek nuvarstėm? Nežinau. Neskaičiau. Dabar važiuojam Salūžę. Splendid lūžą. Į diską. Splendid nulūžo, kur trašas byra ant diską, nebeusidarinėja. Reikia vėl pavėrinti, kad jau buvo vėrinta. Karoči, lenkiškas šūts. Nu, vai kur blevizgų jau nulūžo, va. Į ten sklendikė darinėja. Jisai, nu čia va ir pritvirtins, o čia va ir nulūžęs. Reikia privėrinti. Va, nu karoči. Reikia susitvarkyti. Pasirodo, dar nieko nebaigiam. Ai, vis labai. Gerai, bet jau susivėrinom, susitvarkėm. Varom toliau. Išbarstysim pusę rūmų. O rytoj
Laukim krautuvą su trašom, aš greičiau atlėkiau. Kai reik luktel dabar. Nesupras tą lenkišką šūdą. Dabar kai vėl prisivirino, įvirinau tą koją, dabar lygiai privirinau kaip rana. Tai trešiu, kai dieną trešiau. Tai dabar toliau numet, bet normas nebeišmet tokios, kokias aš matau iššokesnės. Čia jokia pompa nėra, kaip matot, čia pritauštuvo pompas. O neišmet tiek, kiek reik. O visas sklendas susidėtas ant tokią pačią. Išmanus trešims, jeigu nori, va, matai, gal kažkur ilgiau arba pravažiuoji greičiau arba pravažiuoji greičiau. Išmanus trešims, kur kiek anėrį išinglau. Nu dabar tikrai jau viskas. Jau viskas išbarstyta. Nebeturim nieko. Visio. Toliau tik tai sėja. Jeigu orai leisi, jeigu įvažiuosi po laukus. Sveiki, gyvi. Nu ką, reikia langus nusivalyti, nes baisus. Ir kabinetą prasipūsti, radiatorius įsipūsti traktoriaus, susitepti sėjamoje. Reikalų jie. Reik prapūsti. Nu sunkiausia tai iš po savaitgalio, kol viską susigaudai, viską prisimeni kaip daryti, kad jokių klaidų nebūtų. Sunkiausiai, va tas yra. Eik tu sau. Spėkit, ar pradėjau tiesią liniją daryti, ogi ne pradėjau. Ogi nepradėjau. Nuvažiavęs į galą, paspaudžiu A. Šaunuolis. Geras darbas, negaliu, gerai. Malodės. Nu, nemažiau, pusę pasėjau. Dar pusę liko.
įsijungt, reikia išjungt lauk. Pasaka. Viskas galim dirbti. Avižas siejam, o kai žinot, avižas mėgsta dulkėti ir tos jų dulkės paskui griaužia visur. Tai jau, kai žinot tą jausmą, tai žinot tą jausmą, kad ir po vieno skalbimo tie rūbai neįsiskalbia labai gerai. Vis tiek niežti po to. Turim čia va biškį šlapesnė žemės jau. Persėjau. Jau buvo ką tik pradėję stumti. Na pasidarom galų laukį. Ne, nesidarom galų laukį, man dar reikės čia važiuoti. Viskas, aš jį nebelysiu. Nu, čia labai šlapia. Nepradžiuvo taip greit, nes ten dar vandenuk stovi. Tokia balutinė graži. Tai čia jau man norėjo susmeigti. Tai jau geriau čia nesėti. Čia tada sėjam toliau, čia nesėsim, nes net neišdirbta, šiandien bandė tą dirbti. Darbam čia ir sėjam. Ir nesidarom problemų. Bijau, čia tai bijau lysti. Nuklimsiu. Bus po visko, pirm susikiša rašą. Patikrinam. Lemba. Jeigu nebus prie disko, tai bus grybė 100%. Pabandom diską pasukti. Sukas. Nu, reiškia bus grybė. Ko jis man zyzi? Kai čia tuščia. Viskas gerai. Apgaviks. Važiuok, susktu. Varyk. Važiavau. Jeigu būčiau bridęs. Apvažiuosimės ją. Nieko nepadarysim. Va, čia kovojau dėl gyvybės, dėl išlikimo. Šitoj vietoj. 17 hektarų pasėta nuo 11 ryto realiai. Tai iki 5 vakarą, pusės 5. Su mauravimais. Varom dabar dar prie kapinikių avižas pasėti. Ten da 6 hektarai. Dirbu su tokiu, nežinau, jauduliu, nes turim 2 pilnus maišus ir nenoriu imti jų. Nes vėlgi žaislas sklendė, va tiek nupilsi, paskui praplyšta pačia gali, nu dažniausiai praplyšta. Tai dabar nebedaug lika bunkerių, bet čia ir lika gal kokį amarų ir galūkis. Tai žinau, tai
Bandau kažkaip tais pasėti. Tuomet aišku, jeigu tūkstančiai nieko nenusai. Nieko nepadarysiu, nepakeisiu. Nebent normą pakeičiau, ko nereikia. Tai va taip. Laikom špygas, kad užtektų viskam. Užteko. Sąžiningai, visas traktorius suteptas. Visas priekis, visi tiltai, visas galas, visa šikna. Ir beveik visas ėjimui. Tai liko prasipūsti radikus ir varom. Radikus filtrą ir varom. Pas. Gerai, kad viską rašo, kur tepti, ką tepti, kaip tepti. Visi tepimo taškai. Priekis, galas. Kiek valandų. Kas 600, kas 50. Raudoni taškai 50. Panašu, kad klausysimės dainelės visą dieną. Kad vyksta perkrova. Tai kamerą įjungiau, nustojo. Netgi keista. Gal kamerai... Ne. Atsiimu žodžius. Atsisuko vienas varžtas ir vos nepamečiau dangtuką, nes tas jau buvo ant plauko laikęs. Tai persukau kitą vietą, čia įsukau varžtą, kad nepamesti. Čia pirma bėda. Antra bėda. Subiro goliukai. Trečia bėda, kad perkrova yra. Ir ketvirta bėda turbūt bus gylė. Štai buvo jums pupos šitokios. Na va. Na, krito. Na, kritot. Ir čia bėda, kad kontūrą daraus. Galėjau pagal aną šoną pradėti sėdti, nepagalvojau. Na ir kaip ir. Ar ten ketvirta jau buvo bėda, nelabai prisimenu, daug tų bėdų. Pupas turi sėdis 5 cm gylį. Šeilinį kartą metrą nepasiėmiau, pamiršau. Šaunuolis, galiu pasiploti savo. Taip, čia turiu. Pats ką tik spaudžiau. Ieškam kitos. Opa. Du. Čia. Plemba. Bet nėra. Negilu. Vėlgi va. Čia pupa. Nu pupa labai jau smulkė.
gerai matot, tai va čia yra pažyrę įrankiai man. Kurie pažiūro, nes jie nuslydo. Tai va taip, renkamės įrankius. Kodėl man tų įrankių reikėjo, nes norėjau prisiveržti telefono dėklą. Nes telefonas į visus pusės skraidau. Taip. Sėjau pirmą bunkerį. Traukau ganėtinai ilgai, nes vis tiek važiuoju ant 10, pasėjau 4. Labai gražus skaičiai, va galit pasižiūrėti. 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Štai varikliukus turim čia. Pabandykim apkeisti vietom. Tas. Šiukšlių pristrigė. Aha. Porsuka mandras. Ir vaizdelis su ant kalniuką. Matysis. Nemuns. Čia yra tas pats laukas. Tas pats laukas čia yra pačioj. Toks vienas iš įdomesnių. Vėlgi va plaukia barža. Atrodo, kad barža vadinasi. Lietuvių trispalvė. Konteineriukų pasikrovęs. Čia jau mūsų tas pats laukas yra, kur dabar sėjom. Skaičiau tos šlaits. Stovi žvėriuks. Yra reikalų iš tikrųjų, jam biškis ta 4 metrų sejalka. Įtraukti tos kalniukus. Kalnuotos vietovės visgi. Šitokį moliuką turim. Nelabai čia fains, nelabai gražiai įsidirba. Čia gal privaluot reikėtų. Yra ir ant viršaus įklykių, kaip matom. Nematau, ar matot. Va. Molis. Biški šlapės, biški pradžiovės. Iš tikrųjų nežinau, ar galima valuoti čia tą molį. Turbūt, kad reiktų. Ne, tas lauksas biški įdomesnios formos jau nei kuršti neina normaliai, nei ta vieta, ta gera vieta suvarai, o paskui čia sueina, nežinau, čia prūdelis, čia kalnas, čia lauks ant kalną, čia pačiu irgi lauks, tai neapsprendžiu kaip sėti. Čia dasėjau, paskui jau čia nelogiškai, nesigauna logiškai pagal seną sėti. O koks akmenus reikia išlipti išmesti. Nepatogu labai. Einu akmenuką pašalinsiu iš dirvos.
Tai va ten ant viršaus baigiau sėti, tai pradėjau nuo to galo. Darau tiesią liniją, bent jau bandau pasidaryti tiesią liniją, jei nepavyks pasidarysiu kontrą. Nu, jeigu bus didelis skirtumas, turiu omeny, daug reikės varyti iš rankytės. Tada darysimės kontrą. Atsibodo jau. Kokias įdomias formos lauką apsiėjau. Ką tik. Šiukšlinuką tokį gryną. Papasuok, ko tu nepasuoji. Aram nami. Oi, kabliuką reik dėtis. Va čia, reik tą varžtą atsisukti. Šiaip neturėtų būti užveržtas. Kaip sakiau. Šitą varžtą, kur nužindėm, tada kai tręšėm, praeitą kartą patį pirmą kartą. Tvarkomės laidokus, kur nusitraukiam. Susilitavom biškį. Nu, nesusilitavom. Suspaudėm su spaudėjais. Telikai izoliuoti. Nevalai ūkį pagaliuką įdėti viduką, nesilankstytų jis taip stipriai čia. Radau ne per gražiausias, bet ne ir per baisiausias. Ne pagaliuks, o metalas, bet esmės nekeis. Kad nesilankstytų tai baisiai. Nu jau gryna vasara. Net smagu. Turim apie 40 hektarų lauką. Jį skiria 3 kultūros. Rugiai yra. Kiek čia palauktų, rugų 27 negaunasi. Apie 13 hektarų, man atrodo, rugų kažkas panašaus. Paskui pasėjau pupas šiandieną, va kaip tik dabar 17 hektarų ir kas lika 10 hektarų eina avižos, nes pupų neturim daug, o žemės geros. Tai biški buvo varga,
viską persistatyti avižom greitai. Va, visus gylius, kojas, reikia tą pati persikalibruoti. Na jo, jau eina 21 hektaras. Sieju nuo 10 ryto. Gerai, geri orai, šilta, smagu. Reikia pasisėti, kol kokie geri orai. Praeitais metais matruoti mečiai čia buvo. Užpraeitais rapsas. Jo, kažkas tokio. Šiemet bus rugiai, avižos ir lubinai. Все, 30 hektarų pasėta. Pupas, avižas, toliau rugiai, man atrodo, yra. Tai va taip. Labai gerai. Vienu žodžiu, 30 hektarų, kai uoga per dieną. Jei gražus lauks geras. Kažkaip jaučiu, kai 40 įkaltum iki nakties. Viskas. Legiam namo, kitą dieną kiti laukai. Tad šiai serijai, manau, užteks visko. Taip gausis gan ilgas video. Tad ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat. Tai iš tikrųjų motyvuoja filmuoti. Ir dėkui, iki, sėkmės.